Sveiki. Šiandien kalbėsime apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė toliau tratina pinigus ir konkrečiai Vilniaus miesto savivaldybės administracija 25 metams numačius apie 1 milijoną eurų taip, kad tinkamai iškomunikuot savo tinkamus sprendimus ir nesąmonės. Taip, jūs gerai išgirdot, eina kalba apie beveik 1 milijoną eurų, jeigu tiksliau tai 967,5 tūkstančių eurų. Pernai metai buvo skirta trečdaliu mažesnė suma, 667 tūkstančiai. Čia nieks jų normaliai neprauditavo, žmonės įsidrasino ir nusprendė, kad galima ir toliau leisti va tokiom sumom žiniasklaidai, Facebookui, visokiems kitiems socialiniams tinklams dovanokite, bet ir jo savo tikslams pasiekti. Ir dėl to sunkiai gaunasi kartais prasibrauti pro šitą informacinį foną, papasakot, kaip iš tikrųjų yra, nes jūs, jeigu įsivaizduojate, kad tokie pinigai metami į žiniasklaidą, į tai, kad užpudrint jums smegenis, tai su savo kokiu nors 500 ar net 1000 eurų biudžetu, koks Aleksandras Nemunaitis, gali tik pasvajot, kad jisai pasieks bent tiek pat Vilniečių, kiek pasieks su žiniasklaidos pagalba Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir jos vadovai, tai yra Benkunskas ir Bužinskas. Aš iš tikrųjų, jeigu kažkokios skaičiaus neįsidėmėsite, visada galėsite nueiti ir prie šito video aprašymo pamatyti, iš ko šita suma susideda. Jinai yra pakankamai detali. Dalį iš tų išlaidų aš va dabar pabandysiu ir apžvelgti. Kai kurios yra visiškai skandalingos. Reikės dar pagalvoti, kaip šitą dalyką užkardyti. Bet vat imkim ir pradėkim. Pavyzdžiui, iš tų beveik 1 milijono eurų 38 700 eurų numatyta naujienų agentūros paslaugoms. Jau man iškart stringa toks dalykas. Tai jeigu tu esi Vilniaus meras, iš tikrųjų Vilniaus meras tai yra, aš sakyčiau, 4. žmogus valstybėje po prezidento, premjero ar premjerės ir ten Seimo pirmininko. Nes paskui eina Vilniaus meras, tu valdai beveik 1,6 milijonų eurų, tokio dydžio biudžetų disponuoji, iš tikrųjų turi krūvą galių priimti sprendimus su niekuom iš esmės nesitardamas ir tu esi toks svarbus žmogelis, tai jeigu tu turi tokias galias ir darai kažkokius gerus dalykus, darykim prielaidą, kad jie yra geri, tai kodėl tau reikia dar kreiptis į naujienų agentūrą, kad jinai praneštų apie šitos tavo darbus. Elkis taip, kad žurnalistai tave gaudytų, kad jie norėtų papasakoti apie tuos darbus. O čia 38 700 eurų, tai man, žinokit, jau panašu ne tai, kad tu tiesiog spaudos konferenciją darysi, nes spaudos konferencija tiek nekainuoja, tai jau turi būti arba labai daug, arba jos tiesiog yra labai labai brangios, nes tiesiog spaudos pranešimai tai kainuoja keliasdešimt eurų, jeigu užperkant ten didesnį kiekį, tai dar dėl sumos galima pasidarėti, tai čia nežinau, salę nuomos iš BNS arba Eltos, absurdas, tai savivaldybė turi tokius dalykus, transliacijas, tai ir transliacijos tiek nekainuoja, jeigu aš gerai prisimenu, Delfi transliacija kainuoja 800 eurų, 800, o čia beveik 39 000 eurų agentūros paslaugų. Žiūrėkit, paskui 52,5 tūkstančių eurų reportažai radio stotyse. Vėlgi, toks pat dalykas, tai kam tu turi mokėti radio stotims už tai, kad tu nori pranešti miesto naujienas? Tai bus užsakomieji kažkokie, užsakomosios laidos. Teko kada nors matyti radio laidą, kurie būtų paminėta, kad šita laida apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės pinigų. Nu, man neteko, nei vienos. Tai įdomu, ar pernai metais pasižiūrėsiu, dar buvo tokios išlaidos, ir panašu, kad jos buvo ir ar nors viena laida buvo pažymėta tais ženkliukais, kad šita laida yra elementariai nupirkta. Nes aš manau, kad tikrai yra labai svarbu pranešti apie tai, kad laida yra nupirkta, nes tai nėra tuomet objektyvi nuomonė, tai nėra kažkokia žurnalisto pozicija, kur jis bando iššniukštinėti, išsiaiškint, mums visiems paaiškint kažkokios savivaldybės kažkokius veiksmus. Tai yra tiesiog nupirkta laida, per kurią savivaldybės administracijos oficiozas ateina ir išdėsto savo tiesą, kuri greičiausiai nėra tinkama.
Nes visais kitais atvejais žurnalistai privalo užtikrinti, kad yra ir kažkokia kitokia nuomonė. Jūs matot vis daugiau reportažų apie Vilnių, kuriuose ir aš esu pakalbinamas, ar kitas kažkoks opozicijos atstovas, kad iš tikrųjų, kad kažkaip gyventojai patys galėtų susidaryti nuomonę, kas yra tiesa, o kur tiesiog jums pudrina smegenis. Trečia eilutė. 169 400 eurų viešųjų ryšių agentūros paslaugoms. Beveik 170 000 viešųjų ryšių agentūros paslaugoms. Žmonės, Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi komunikacijos skyrių. Tame skyriuje dirba 11 žmonių. Kam tau dar viešųjų ryšių agentūros paslaugos? Vėlgi, ką daro viešųjų ryšių agentūra? Viešųjų ryšių agentūra paprastai padeda komunikuoti vienokiu arba kitokiu atveju, padeda strategiją sugalvoti. Bet tai jeigu tu esi sąžiningas meras, tai ką tau reikia dar padėti? Padėti papasakoti žmonėms pasaką apie tai, kad už stadioną nusprendė 40 milijonų eurų kažkam padovanot ir kad paskui tą stadioną su infrastruktūra, kaip čia jūs nuomosit kažkiam privatininkui 22 metus. Mes visi už tai sumokėsim, o privatininkas ateis ir gaus visišką pelną nuo to, kad jis mums, miestiečiams, tą stadioną nuomos. Tai vat panašaus kalibro kažkokius įvykius reikia pridengti. Kam ta viešųjų ryšių agentūra iš vis? Renginių organizavimas 121 000, irgi kažkaip keista, kad tai reikia prie komunikacijos, o ne prie kažkoks skyrius, kuris yra irgi užsienio reikalų ir dar kažkoks skyrius, kuris ir turėjo būti organizuoti renginius Vilniuje, vis daugiau tų renginių atiduota Go Vilnius, tai nežinau, kodėl čia prie eilutė prie komunikacijai tie renginių organizavimai, bet matomai visokie ne tik šaltibaršius per Go Vilnius reikia paremti. Žiniasklaidos stebėsena, viskas ok. 6 000 reklama socialinėme tinkle Facebook. Ir lygiai taip pat yra dar viena eilutė, 6 000 reklamai Instagram. Aš įsivaizduojat absurdą. Irgi, kad maždaug, kad ten yra kažkokios paskyros, kas yra, man atrodo, normalu, skirtinga publika, kažkas lankosi Facebook'e, kažkas Instagram'e, bet reklamą užpirkinėt, kad tave pasiektų. Žinokit, kažkoks absurdas. Bet dabar, o čia dabar prisėskite. Pagrindinė eilutė, bombinė, kuri sudaro trečdalį iš to biudžeto, reiškia 326 700 eurų numatyti turinio rinkodaros projekto viešinimas spaudoje ir interneto portaluose. 326 700 eurų atiduodama spaudoj ir interneto portalams, tam, kad viešinti. Dar kartą grįžtų prie klausimo. Ar kas nors per paskutinius 3, 4, 5 metus teko matyti portaluose ar kokioje kitoje žiniasklaidoj pranešimus, reportažus, kuriuose būtų parašyta, kaip užsakomasis numeris, kad reiškia, šitas reportažas, šitas video apmokėtas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ten kažko. Man neteko matyti. Nemanau, kad mes ir pamatysim. Tai toks pirkt žiniasklaidą, kam? Tam, kad nerašytų blogai apie Benkunską su Bužinsku? Ar tai yra sąžininga? Už mūsų pinigus mokėt, kad kažkas rašytų taip, kaip tu nori ir nerašytų taip, kaip tu nenori? Įdomu, ar po šito mano video, ar kuri nors žiniasklaido priemonė sureaguos, ar sureaguos tie mažiukai, kurie akivaizdžiai nieko negauna ir net negaus. Aš nekaltinu kažkokios žiniasklaidos konkrečių, nes aš neturiu įrodymų. Tačiau tokius dalykus reikia kelt. Taip pačia žiniasklaida turi būti įdomu, kad nebūtų, kad kažkam sumokėjo, kažkam nesumokėjo, arba kad reikia galvoti, kad o gal jeigu aš dabar gražiau elgsiuos, tai gal ir man kada nors sumokės. Arba jeigu mokam, tai mokam nurodant, kad tai yra mokamas turinys, kaip ir visur kitur, tai nebūtinai jį žymėti tik per kažkokią rinkiminę kampaniją, nes visais kitais atvejais tai taip galima ir pasiruošti. Žiūrėkit, 4 metus po 300 000 sumokėjai žiniasklaidai ir kai ateina rinkimai, žiūrėk, jau turi kažkokią kredito liniją. Kažkaip per absurdas. Kaip čia savivaldybė moka už viešinimą spaudoje ir portaluose? Kažkoks, nežinau. Ką čia dar įdomaus turim? Turim dar toks įdomus dalykas. 169 000 socialinių tinklų agentūros paslauga. Tai reiškia informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės veiklą viešinimo socialiniuose tinkluose.
Irgi tai reiškia 169 tūkstančiai, čia, kad jūs suprastumėt, tai jeigu mes mokėtume 2,5-3 tūkstančio į rankas, kažkam, tai reiškia, čia eina kalba apie kokius 4 etatus. Tai tam, kad Facebook'e ir Instagram'ą patalpinti kažkokią informaciją, o dabar matau, kad Facebook'e maždaug 2-3 pranešimai per dieną, tai samdys savivaldybė dar 3-4 žmonės, tiksliau pirks iš kažkokios įmonės, kuris skirs tokius pajėgumus, o tai jau ką tie 11 žmonių komunikacijos skyriui veikia. Nu, žinokit, klausimų daugiau negu atsakymų. Ir mane šita eilutė Vilniaus biudžete, šitas milijonas, erzino turbūt labiausiai. Nes visas kitas aferas, tai taip galima ir paslėpti. Kai tu meti milžiniškus pinigus į komunikaciją, kai tu leidi, kad tiesiog visur, kad ir po biškutuką, bet mirgėtų, koks Vilniaus meras yra fainuolis, tai yra labai sunku iš tikrųjų sužinoti tiesą. Ir tokie Don Kichotai kaip aš, kuris kovoja su vėjo malūnais ir su savo tokiu mizernu biudžetu, arba dabar šitą video, kurį ten pamatys 2, 3, 5, gal 10 tūkstančių žiūrovų, tai kaip prasimušt, kaip žmonėms danešt už tai, kad, pavyzdžiui, mokyklos ir darželį pas mus statome Vilniuje už 2 brangiau, už tai, kad visgi iš tikrųjų nesąžiningas tas pats stadiono afera, kad autobusai perkami už 101 milijoną su abejotinos, kaip čia pasakyti, kad abejoju aš tais pačiais skaidrumų tų konkursų, kur perkam, autobusus 101 milijoną. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai neprasimušė, nepro šitą tokį informacinį foną, tuomet, jeigu kažkas kita pusė meta 1 milijoną eurų į taip, kad nutildyt tokius kaip Nemunaitis ir kiti opozicionieriai. Tai čia aš susikaupsiu, čia aš gausiu tikrai visą informaciją, kad ir kiek man tai kainuotų, nervų laiko ir pinigų. Ir štai tai pasižiūrėsim, kasgi čia tie geradariai, kuriems atitenka tokia Vilniaus miesto biudžeto dalis. Jeigu kažką žinote, būtinai man parašykite, tikrai nesunkiai rasti mane socialiniuose tinkluose. Gali būti nepatikrinta informacija, dalinkitės viskuo, aš rasiu būdų pasitikrinti informaciją. Spauskite like, spauskite sekti mano šitą YouTube kanalą, jeigu uždėsite dar irgi like ant varpelio, tai kiekvieną kitą kartą jums ateis pranešimas apie naujai pasirodžiusią video. Dabar sakau geros dienos ir iki pasimatymų.